žvaigždės kiaurai dega ir krenta. Sveiki, esu Vitalijus Limantas, esu atletinio rengimo treneris. Pirmosiam dienom čia pavyko nuveikti, tai padarėm iš tikrųjų daug darbo. Tai pirmoji diena įvyko tai pakankamai sklandžiai, truputį gal oro sąlygos pašikštėjo papildomų dalykų, ką norėjom padaryti, bet mes viską padarysim, nes esam labai stiprus, vikrus ir greiti. Bet ką mes padarėm, tai tikrai padarėm fizinius testus, ko pasiekoje pamatėm vaikų fizinės galimybės, tai yra pagrindė greitis, galingumas, jėga, išmatavom antropometrinius duomenis, ko pasiekoje galėsim pateikti jiems, vaikams, tai yra ir jų tėveliams analizės, kurios ateityje gali jiems padėti sekti ir lyginti jų rezultatus. Tai manau, kad padarėm pakankamai neblogą darbą atliekant šitą treniruotę, šią dienos dalį. Dar rytoj laukia ištvermės testas, atliksim ištvermės testą ir tada turėsim pilną vaizdą, kaip vaikas atrodo fiziškai. Tai šiandien padarėm tiek darbo. 12:09 pasaulio rekordą! Va čia tai ginklai, pažiūrėkit, pečiai ginklai, matos, kad kačelke viskas yra lankoma. 24 koviniai centimetrai. Nu, ramiai, šitas dirbti, pažiūrėk, net nebuvo visas kiets. Va čia tai vaikis, pragaro vaikis. 23 ir didėjantis. Davai, labas vakaras, sveiki atvykę į kvadrato turnyrą! Team Jonelis. Antroji komanda, Team Liutka. Team David. Ir ketvirtoji komanda, Team Pičiacha. Vitalija. O, netikėta. Ant pirmo piko, karačiai. Vyckė. Gali iškelti dar komandos kapitoną į viršų. Galiu, aišku. Oi, Ir tai po vieną vis dar dės. Šitais viskas, man mums nebrė komanda. Neila. Mano. Prasčiausias pikas. Jeigu laimėsi, mano sėkmės raktas. Manta. Manta Želvys. Aš tą pažadėjau. Jonelio 2 pasirinkimai. Bus. Ai, nebus ketvirtą. A dar ir pasitarimų. Viskas, tai tada einam, žiūrėkim. Turim nugalėti, išeiti nugalėti ir laimėti beko šaldytuvų. Negali būti, kokią nugalę? Automobilį. Ir automobilį. Ir prieš Maškų komandą žaisim dar. Nefilmuok. Nereikia. Labą dieną. Nefilmuok. Labą dieną. Mes laimėsim. Gal tiesiog nieko nebelaukim ir žaiskim šitą velnio žaidimą. Į veidą! Į veidą! Į veidą! Į veidą! Ar sugebės Liutkos komanda atsigriebti? Įpadyka, hei! Hei! Įpadyka, hei! Visus išmušiu. Ne taip skaudėjo, kaip tikėjaus, kad skaudėjo. Kas palaiko Jonelio komandą? Kas palaiko Pičiachos komandą?
Kraujo, kraujo, kraujo. Kraujo, kraujo. Liutka iškritai. Gerai. Pirmininkam. Tačiau, mes tik pirmą pralaimim. Čia mašinų. Sveikinimai su pergalė, kaip jums pavyko laimėti? Per silpni, varžovai. Tiesiog per lengva. Nuvertino per pirmą grajų mums. Kurios rungtynės buvo sunkiausia? Ne vienas. Per lengvas visus. Tiesiog daug auras turim. Kur jūsų pranašumai buvo finale? Silpni varžovai. Ne, tiesiog mes suskaupę jiem užtikrintai. Ar džiaugiatės laimėję? Taip. Ar galima emocijų gal biškį pamatyti iš čia? Labai saldu, labai saldu. Galim šūkį jūsų gal išgirsti komandą. Sakė tai tą patį, ne? 1, 2, 3.